Kompaktiškas, šalčiui atsparus krūmas. Nedidelės bet skanios saldžios uogos. Tai pūkuotosios vyšnios. Moniliozė pagrindinė priežastis, dėl kurios jos vis rečiau auginamas mūsų soduose. Neretai atsitinka taip, kad žmonės, pas kurios jos dar neseniai noko, iškerta krūmus ir daugiau nesodina. Pasidalinsiu savo patirtimi, kaip išsaugoti šitą puikų vaiskrūmį. Šita vyšnia pas mane buvo tuomet, kai aš įsigijau sodą. Žinojau, kas tai per uoga, buvau anksčiau jų ragavusi. Man jos iš tikrųjų patikdavo, nes jo nerūgščios, gana saldžios būna, kai sunoksta. Ir tiesą sakant, labai apsidžiaugiau sode radusi šitą augalą, nes norėjau šitų uogų. Pirmiausia, ką reikėtų žinoti, kad šitos uogos, tiksliau šitas krūmas, nes pūkuotoji vyšnia auga kaip krūmas, ne kaip medis, yra neatsparus ligoms. Ypatingai moniliozei. Net ir dabar galit matyti štai tokią šakelę. Jinai pavasarį gana smarkiai sirgo moniliozė, serga jinai kiekvienais metais. Kartais aš ją purškiu, kartais nepurškiu. Tai va šį pavasarį jinai buvo gana stipriai apimta šitos ligos ir aš ją nupurškiau. Šiek tiek pafilmavau, kad būtų galima matyti, kaip atrodo pavasarį šitą ligą. Tai įdedu pasižiūrėti jums. Labai pavojinga vyšnių ir apskritai kaulavaisių liga yra moniliozė. Jinai pas mane yra įsisukusi į pūkuotąją vyšnaitę. Kuo pasireiškia moniliozė? Pasireiškia tuo, kad ima vysti žiedai žydėjimo metu ir visos šakelės. Štai matosi iš šitos šakos, kuri šakelė yra pažeista moniliozės. Jeigu va šitų lapeliai stovi į viršų, žiūri gražiai, o va šita šakelė jau su nulinkusiais žemyn lapeliais, apvytusiais, praradusiais spalvą. Ir žiedai irgi, kai jinai žydi, ima vysti. Štai čia iš kitos pusės yra pažeistos netgi visos šakos. Štai kaip atrodo, jau ir nudžiūvę lapeliai. Ir nežiūrint to, kad kažkur tai dar yra gyvos šakelės, bet jos irgi numirs laikui bėgant, nes grybų sporos patenka žydėjimo metu per žiedus į augalą ir toliau eina, leidžiasi žemyn. Štai tai per šaką. Ir galų gale visa šaka bus pažeista šito grybo ir jinai nudžius. Todėl, kai atsiranda tokios šakos, jas reikia išpjauti. Šitas mano augalas pažeistas gana smarkiai, aš jau su šita liga čia tvarkausi ilgą laiką. Dar vis turiu vilties susitvarkyti, bet matysiu. Kai būna apimta labai daug šitos ligos, tai praktiškai gali žūti visas augalas. Po to, kai nupurškiau, kada jau pradėjo augti lapeliai ir mačiau, kurios šakelės daug maž sveikos, o kurios tikrai labai smarkiai pažeistos, aš ją labai stipriai išgenėjau. Šitas krūmas buvo labai didelis, jisai didelis yra ir dabar, bet buvo priauginęs daug tokių stiprių, didelių šakų. Tokių kaip šita. Stipriai išgenėjus, jinai ima leisti labai daug atžalų. Ir kodėl aš tos vyšnios nepanaikinu? Todėl, kad su ją galima susitvarkyti. Tai reiškia, kad papurškus nuo ligos ir stipriai išgenėjus, vėliau atauga nauji ūgliai ir jie gali pakeisti šitus senus sergančius ūglius. Bet liga niekur nedings, vis tiek kiekvienais metais jinai pasireikš. Tai jeigu jūs norit turėti tokią vyšnaitę, žinokit, kad turėsit ją purkšti nuo ligos.
tiesą sakant, pavasarį po to, kai aš šitą krūmą šiek tiek aptvarkiau, palikau jį tiesiog taip su klaustuku, nes maniau, kad vis dėlto aš pašalinsiu ko gero iš savo sodo šitą augalą. Bet kai jisai šiemet man davė tiek uogų, tai aš labai greitai persigalvojau ir supratau, kad verta su juo šiek tiek pavargti, kad paskui gauti štai tokį puikų derlių. Kai stipriai išgenima ir paliekama nedaug šakų, jinai labai stipriai dera tada. Tai vat šiemet jinai tiek daug priaugino uogų, aš jums parodysiu iš apačios, kaip tai atrodo. Na tai kažkas neįtikėtino. Tiesiog kekėmis auga šitos uogos šiemet pas mane. Visur. Ir šakos tiek apsunko nuo šitų uogų, kad nusvyro iki žemės. Tai dabar aš jas šiek tiek surišau, pakėliau ir jos dabar nebesilies žemės ir nebeges. Matote, ir ant žemės jau prikrytė nemažai. Čia vien dėl to, kad jos buvo labai lietingas oras vėjuotas, trynėsi šakos vienos į kitas ir uogos birėjo. Uogelės dar ne visai sunokia, jos labai ilgai noksta, labai ilgai gali būti ant medžio, nekirmyje. Labai buvo daug drėgmės, todėl matau, kad kai kurios uogytės yra papuvę. Štai tokia uogytė. Ankstesniais metais, kada, sakykime, oras nebūdavo toks drėgnas, nematydavau šitų dalykų. Mėsytės ant šitos uogos netiek daug kaip ant įprastinių vyšnių, bet kadangi jų yra labai daug, tai paskanauti užtenka. Tiesiog va taip šviežias pavalgyti man labai patinka. Kai atidarės šitas krūmas, aš greičiausiai šitas didelės šakas visas iškirpsiu, išpjausiu ir paliksiu tik tais naujas šakas. Ant jų kitais metais vėl bus uogų. Jeigu aš būčiau iškirpusi visas šakas jau šiais metais, pavasarį, tai būčiau likusi visiškai be uogelių. Todėl surizikavau, nors man ir šitos šakos neatrodė labai sveikos, surizikavau, jas palikau, bet kaip matot, liga šiek tiek pasitraukė. Ir tos likusios šakos davė labai gerą derlių. Paukščiai šitų uogų praktiškai nelesa. Buvau pastebėjusi tokį įdomų dalyką, kad paukštis, nežinau koks tai buvo paukštis, nemačiau aš jo, bet jisai išimdavo kauliuką iš šito minkštimo ir kauliuko vidų suvalgydavo, o minkštimą išmesdavo. Tai supratau iš to, kad ant žemės rasdavau prikrytusi daug uogų, kurios būdavo be kauliuko. Ir suskaldytų kauliukų ant žemės. Tai va, nežinau kas ten, ar kėkštai kokie, ar dar kokie paukščiai. Nusikaltimo vietoje neužklupau, tai negaliu pasakyti. Kiti paukščiai jų neliečia. Dauginas jos labai paprastai. Aš manau, kad galima būtų atlankomis labai lengvai padauginti arba tiesiog atkirtus dalį krūmo. Niekada aš nedauginu, man jų kaip ir nereikėjo, bet jos dar labai gerai siejasi. Jeigu pasižiūrėsit po šitų krūmelių, pamatysit, kiek daug yra sėjinukų. Va čia visa tai yra sėjinukai, arba galite įmesti tiesiog kelis kauliukus į žemę ir palikti, labai greitai pradygsta, arba pasikasti sėjinuko iš po krūmo, jeigu kažkur tokį krūmą randate ir norite tokių uogų. Čia buvo tiksliau dar ir yra, dar vienas krūmelis. Čia šitas krūmelis, aš manau, kad yra išaugęs ko gero iš tos pačios tos višnaitės, bet jisai gal todėl, kad yra iš šiaurinės pusės šito krūmo didžiojo,
galbūt gauna mažiau šviesos, ne galbūt, o tikrai mažiau gauna, tai jisai auga daug silpniau ir uogelis prastesnės, būna mažiau uogelių ir lapai tokie šviesesni. Bet šalinti aš jos negaliu, nes pūkuotoji vyšnia yra krišmadulkis augalas ir kad jinai apsidulkintų, turi šalia augti kitas augalas. Tinka ir augalai išaugę iš to paties augalo sėklų. Daug kas šitas uogas atsimena iš vaikystės, jos yra tokios kai kam galbūt nostalgiškos. Ir jeigu norite turėti savo sode tokį augalą, tokį uogelį, galite sodinti, tik tais nepamirškit, kad, kaip minėjau, reikės truputėlį pasistengti, kad jisai mažiau sirgtų ir reikės pagenėti. Darbo čia nedaug su tais visais reikalais, tai jeigu turite noro ir kantrybės, drąsiai auginkit pūkuotąją vyšnaitę pas save.